Ladies and gentlemen, we have it quiet for a minute. Ladies and gentlemen, this is a moment that I've waited for since the summer of 1972, and that you've waited for since November 23rd, 1970. I present to you the great Lithuanian patriot who has returned home to the United States of America, our only and our great hero, Seimas Kudirka. I might point out here that Seimas will make a brief statement, and then, as I said to the press before, he'll respond to any questions you may have. Seimas Kudirka, my friend. Labas. Mėly tautiečiai, mielos tautietės, mėly amerikiečiai, leiskite jūs pasveikinti, tarti jums nuoširdų lietuvišką labas, padėkoti jums už jūsų nepailstamą kovą, aktyvią kovą, kurios dėka aš ir mano šeima buvome ištraukti iš ristinio vampyro nagų. Dėkoju jums visiems širdingai. Linkiu jums geriausios sveikatos, ramybės, ištvermės mūsų kovoje prieš tironiją, prieš tamsą, prieš vergiją, prieš pražūtį. Te Dievas laimina jūsų, mūsų ir visos žmonijos teisingąją kovą prieš barbarizmą, prieš nužmoginimo politiką, prieš terorą ir Kremliaus diktatūrą. Daug reiktų kalbėti, daug reiktų pasakyti. Esu perpildytas šito džiaugsmo, šitos laisvos platybės. Esu išlindęs tarytum iš tamsybės, iš pragaro. Esu apakintas šitos šviesos, šito oro, šitų šypsnių, šitų šiltų rankos paspaudimų. Te laimina jūs Dievas. Ačiū už visą ką. Atsiprašau, jeigu ne taip ką pasakiau. Aš nepripratęs kalbėti, nepripratęs matyti tiek publikos, nepripratęs matyti šitokią daugybę žmonių, kurie linki tik gerą, kurie šypsos ne dviprasmiškai, ne veidmainiškai, ir už kurių stovi ne NKVDistas, ne KGB,